prieš rytdieną, kokios nuotaikos, ko laukiat, kam ruošitės? Ruošimės kam svarbiom varžybom, top 16 pirmas varžybos ir dabar studijavome jų žaidimą, tikrai labai gera komanda, labai daug gerų žaidėjų turi, ypač priekinė linija, labai akcentuosim, bus tikrai stipri kova ir aišku labai svarbios varžybos, nes namuose norim pradėti gerai. Tai, kad jie jau debiutiniam sezone pateko į top 16, kažkiek stebina? Nu, apskritai stebina šiais metais jų tas pokyčių žaidimas ir vienas dalykas pas jos treneris yra Pesičius tikrai girdėtas ir geras labai ir labai gerai sukomplektuota komanda ir dabar tai, kad jie pateko top 16, tai matote. Ar neišbalansuoja komandos tokie, sakykim, pranešimai apie, kad tik krepšininkai laimėjo bylas prie Žalgirio ir panašiai? Tai žinot, kiekvienas asmeninis reikalas, jeigu jis ten eina su juo žmoniškai susitarti ir jisai ten tikrai klubas bandė su visais tartis ir rado bendrą kalbą, mes ne pirmi metai čia žaidžiam. Nežinau, manęs tas dalykas neglumina, aš esu susitaręs su Žalgiriu per kiek metų atiduosi. Ir tikrai lauksim ir tikiuosi, kad atiduos. Nėra taip, kad man vėluoja ir aš tada įsiduosiu į teismą. Reiktų akcentavo, sakykime, treneris prieš kovą dėl atšaukusių kamuoliukų reikėjo žaisti, nes Bayernas tik viena geriausia kova šitos komandų karalynė. Be abejo, matėm skaičius ir tikrai sakiau, jau minėjau, bus sunku, bet lauksim pagalbos ir iš mažesnių. Teiktų po krepšių pradėti daliem. Stengsim, žiūrėsim, gal dvigubinsim juos ir nežinau, tiesiog bus sunku. Tai apie rytdieną. Nu kaip, žinot visi, tai yra svarbios rungtynės, 16-tuko, pirmo mūsų to rato rungtynės ir su varžovu, tokiu, kuris tokia, kaip sakyt, rodo gan solidų žaidimą. Visi žinom, kas jam vadovauja, Bayern Müncheno komandai žymus ir visiems gerai žinomas treneris Pesičius. Ir jie, kaip sako, tai paskutiniam gal rungtynėm irgi pateko 16-tuką, bet statistiniai skaičiai rodo daug ką kitą. Tai yra komanda, kuri pagal naudingumą, pelnamus taškus, kamuolius atkovotus ir klaidas įsakyta, jie kažkur riktojasi mūsų grupėje po Realą. Tai reiškia tikrai yra gan stipri komanda ir tikrai rytoj laukia gan svarbios ir rimtos rungtynės, kurias turim nusiteikę 100% kautis norint laimėti. Tai yra tikrai mums svarbu ir žinant, kad tai pirmos rungtynės ir žaidžiant namuose ir žiūrint į ateitį, tai tikrai mums reikia kautis ir tikrai bus nelengva. Dėl šventinio laikotarpio žalgiriečiams reikėjo dirbti daug, ar vis tik visiems? Buvo ir poilsio, bet buvo gan daug ir treniruočių. Ką reikėjo, mes atlikom, pataisėm, kas dar kėlė problemų. Tiek gynyboje, tiek puolime, tai tikimės, sakyt, mes dabar pilną pajėgumą esame pasiruošę ir rytoj nusiteikę laimėti. Ar žaidimo planą kažkiek keičia tas faktas, kad rytoj turbūt nebus dėdų, tačiau su gyvybė? Taip, jie turi savo praradimų, mes irgi nepilnas sudėtim ir Martynas Pocius, Simas Sandarvenė ir Mindaugas Kupšas dabar traumuotas, tai tikrai mes neturėsim irgi žaidėjų kai kurių, bet mes į tai nežiūrim, mes žiūrim tai, ką turim ir žygiuojam į priekį su tai žaidėjais, kurie yra pasiruošę ir tikrai nori žaisti ir kausis rytoj pilnai. Kalbant apie patį top 16 etapą, jūs kaip, sakykime, kaip vertinate savo šansus apskritai, ką reikia daryti, kad būtų sėkmė? Kaip reikia laimėti prieš ką? Nu kaip, čia aišku daug kas priklauso, kaip mes vėl kovosim, kiek stengsimės, tikrai mums bus gan sunku, mes nesam kažkokie favoritai ir tikrai mums niekas neprognozuoja kažkokių ten laurų ir kad, nežinau, patekimą į 8-tuką, bet mūsų vienas iš tikslų tikrai yra patekti į 8-tuką ir visiems parodyti, kaip mes galim žaisti, kaip mes gerėjam, kaip gerėja mūsų žaidimas ir tikrai mums reikia daug kur dar pasitempt, kad ten pakliūtų.